Nu tai ką, labas rytelis, brangus Inkilo žiūrovai. Matot, koks gražus rytas čia Danijai, retai tokį orą pamatysi. Kai nei vieno debesėlio nėra, kai kokioj, nežinau, Malagoj. Ir pleškin saulę, 23 laipsniai. Plius, va, tai labai fainiai. Važiuoju, jau įsikrauti 8 kilo liko. O vakar tai, kai sustojau, tai taip ir sustojau. Va, iš galo kitiems Danijai baudos vėl negavau. Tai gerai. Va, tai nedavažiau, dar šiandien liko važiavimą. Iki iškrovimo dar beveik pusę pamainos dar pravažiuosiu. Kokias 4 valandas nuo ryto. Tai gerai, duot biškį čia prie šventės kilometrų. Padirbėsim. O ką toliau dar nežinau, bet būtų gerai kažką toliau gauti. Nes Švedijai šiandien tai išeiginės, kai kas ir vakar nedirbo, tai būtų gerai, kad nereiktų likti iki pirmadienio. Bet čia aišku iš Danijos šiandien pasikrausiu, rytoj visai gerai čia išeina viskas. O kitą savaitę penktadienis bus Danijai išeiginės, tai reikės atvirkščiai daryti. Atvirkščią variantą. Nes jeigu nuo ketvirtadienio likt, tai liūdna būtų. Važiuoju čia Danijai, pasikrovęs jau. Čia va matom gatvį siaurintojai pasidarbavę. Viską labai patogiai daro. Nu, aš tokiuose miesteliuose mažuose nieko nematau blogo. Čia lietą eismatą tokį padaryti, kad nieks neskubėtų. Bet kai Vilnitas vyks, tai nelabai kažkaip, nežinau. Kai daug labai eismo, kai nedaug eismo, tai nieko baisaus čia. Važiuoju lėtai ir pravažiuoju. Bet toks panašus Kopenhagai kur nors, tai turbūt nelabai kaip atrodytų irgi. Kokio didelio judėjimo gatvėje. O kaimelį kokiam tai gerai čia. Ką nelakstytų. Labai nestabda, geriau negu kalniukai, jeigu būtų šiaip. Bent jau man kaip sunkvežimio vairuotojai. Tai tie kalneliai labiau užknis negu tokie. Čia galim pasiraityti. Nieko blogo. Patikrini granatas, pusašis, viską. Jeigu yra mašinai. Ką, važiuoju keltą? Šią naktį keltas vakare. Nu va, kadangi keltas tik rytoj man, sustojau parkingai, į uostą nevažiuoju. Rytoj rytą nuvažiuosiu. Va, ir perplauksiu. Va. O dabar ką norėčiau priminti, kad nepamirškit, kad yra Hado kuro sistemos valiklis skirtas pilti kuro baką sunkvežimiam. Viską išvalo kuro sistemą, visas nuosėdas sukuria apsauginį sluoksnį, viską. Ir staupo kuro, pakel ketadinį laipsnį, pašalint vandenį netgi. Žodžiu, daug turi priedų. O dabar, kai žinom, pas mus ten visokių bio priedų dėt, tai tikrai ne į gerą varikliui. Tai rekomenduoju. Aš labai, ne kiekvieną kartą pilu, bet kas kokį 2, 3 baką, tai įpilu. Čia tokio bakelio užtenka 500 litrų prieš pilant kurą supili arba kartu kaip pili, kai išsimaišytų. Va, nes jeigu taip supilsi, nusies arba į dugną, arba viršui plaukas, nieko nebus. Gerą efektą neišsimaišys. Va, ir dar kas gerai, tai su kodu sunkiai 20 Hado parduotuvėse, Hado LT, gausit nuolaidą 20%. Va, tai čia šito labiausiai noriu pasidalinti, kad gausit nuolaidą apsipirkę. Tai skaityk, kaip be PVM pirksit. Pašnekėsit, ten visokių kitokių dalykų yra pas juos ir visokių šiaip revitalizantų metalų ir tepalų ir šiaip purškiklių visokių kaip vadeškių ir taip toliau. Įvairios chemijos yra automobiliams skirtos ir sunkvežimiam. Tai rekomenduoju. Labai kolektyvs teigiams, viskas liuks. Va, nepamirškit, sunkiai 20 arba nuėję, sakykit, nuo Inkilo, čia sakė 20% nuolaidą padarys, ten viskas gerai. Draugiškit. Nu, tai, o aš einu poilsiauti.
Tai ačiū. Įpylus Hado sunkvežimiui reikia Hado ir manęs įpilt biškį baltymų pavalgyti su daržovėm. Viską. Išsikepiau omletuką. Su agurkais, dar cibulę biškį liko įpjaušiau, bet nedaug ten, tai ketvirtis gal. Tai mažai liko. Tai skanus visiems. Skanus omletuk su šoninė visko. Vegeta. Sūris. Parmigiano Reggiano nusipirkau. Toks pat kaip džiugo. Arba well done. Jokio skirtumo. Va. Tai skanaus visiems. Nu tai ką, labas rytelis, brangiai. Norėjau jums parodyti iš pačio ryto, kol dar spėjau su kokiais modeliais irgi į keltą važiuoju keliautojai, viską. Va. Tėvuks su Norvegijos ir Danijos vėliavom, o man jau reikia važiuoti. Irgi. Visokių gerų čia modelių būna. O, va, dar arklinis kemperis su karavanu irgi. Ten va dar kits irgi sunkvežimis su arkliais. Čia gerai kainuoja čia. Milijonieriai, kur su sunkvežimiais vežioja arklius, man atrodo. Mačiau šeimą važiuoja kažkokia, tai turi nusipirkti arklį, sunkvežimį, viską. Tai kažkaip kiek žmogui kainuoja sunkvežimį va išlaikyti, ten viską. Nežinau, nebent čia kokio žirgyno būn, bet irgi čia. Žiauriai daug babkių reikia, man atrodo. Tokiem pomėgiam. Panašiai kaip autosport. Jeigu be rėmėjų kokių, tai čia raks. Va. Važiuoju keltą. Su Jutlantika šiandien plaukiu. Viskon. Göteborg. Dangeris, kas gali būti. Pavojinga vieta yra. Švartavimo vieta, gali šniūrą gauti per kepalą parašyti. Įtemptas virvės. Čia mažai nepasirodytų. Nu ką, atėjau į laivą, pavalgyti pusryčių, makrofleksą su berkeliam. Paragausiu kaip šiandien makrofleksas, turbūt nieko gero. Kaip visada, berkelės tai pusė velnio tik. Buvo karšta kažkaip čia miegot buvo šiandien. Labai karšta iš tikrųjų. Dušniaks kažkoks. Nu tai ką, sveikutėliai, brangiai Inkilo žiūrovai. Išaušo pirmadienį ryts. Aš čia savaitgalį pas draugus praleidau Švedijai. Gerai pailsėjau. Ačiū jiems, kad priėmė traną. Pavalgyti, pagulėti. Tai labai malonu. Pasikepėm mėsų, viską, pavalgėm. Na, aišku, suprantama, privačioje erdvėje nieko nefilmavau namų. Tai todėl nieko ir nėra jokio kontento. Va, tai dabar važiuoju išsikraut. Planą tolimesnę neturiu jokią. Jau ką tik pradėjau darbą prieš pusvalandį, tai jau beveik pietus yra. Kem 5 kol suėjo. Ne kabinai. Tai ir žiūriu, kad jau čia pusę dienos, kol išsikrausiu, dar kad spėsiu šiandien ką nors gerą pasikrauti. Nu, bet matysim. Gal ir paeis kažką gerą gausiu. Karšti už čia kažkaip pasidarė. Biškį atšilo. Atvažiuoju į Paraką. Esu čia buvęs šitam reise, atrodo. Čia ratą apvažiuoti reikia. Tik toli peškom labai eit reikia. Nu, bet nieko, nueisim. Jūs pasiekėte savo kelionės tikslą. Va, pasikrausiu ir į keltą šiandien nepersidirbsiu labai. Tokie 200-300 kilometrų gausis. Parokiuks. Tai va, tiek žinių. Eisiu, prisiduosiu. Pasikroviau Rokvulą. Paraką tiksliau. Vešiu į Daniją. Viskas kaip ir gerai. Tik labai sunkus, 15 tonų. Iš kur čia toks, nesu dar tokia vežęs turbūt. Gal esu, bet neatsimenu kažkaip.
Bent jau ant popierių 15 tonų kažkoks. Akmeninis Rockvils paraks. Nu va, brangiai atvažiavau į uostą, čia va kemperistų visokių pilna vėl. Įvairaus plauko. Buvau sustojęs Jūlai, nusipirkau kedus. Nu ne kedus, batus darbinis. O tai su žieminiais dirbau, tai karšti ir sunkus. Tokio iki čiurno aš juos pirkau, kai važiavau į Kirūną šią žiemą. Šalta buvo labai. O dabar lengvesnis pačiu laiku nusipirkau. Čia va eilutė biškį susidarys. Vo. Laukiam. Vienišas tas Göteborgo dangoraižis. Reiktų čia daugiau, ką būtų jų. Tada gerai atrodytų. Rajonėlis. O taip. Bent jau mano nuomonė. Toksai ne į temą stovi išsikišęs. Bet to ką daryti? Pastatė, tai pastatė. Labai jau valgyt noriu, tai kelto nelauksiu, dar čia gerų porą valandų iki valgymo. Sakau, pasidarysiu, nusipirkau čia Švedijai tokių bomšpakų. Nežinau, bus valgomi, bet paragausiu. 137 gramai čia, didelis. Atrodo skaniai. Spicy and creamy. Tikiuos galėsiu be duonos valgyti. Prieskonių tai žiauriai daug, čia kažkoks tai padažas va įsidėt salsą. Ir miltukai. Bet daug čia jų, taip stors pakelis. Nežinau, reikia visus susidėti, galbūt ką negalėsiu valgyti po to. Įtariu. Nu va, miltukus supyliau, pažiūrim kas čia. Čia gali būti aštru. Daug labai nepilsiu. Jeigu ką dasidėsiu. Čia dar nemažai liko. Nu va, užpyliau vandeniu. Kvep panašiai kaip su grietinėlė makaronai, su sūriu. Va, uždengiam ir laukiam dabar. Nu ką, ragaujam, kas čia gavas, ar čia valgom ar ne. Bandysiu pasakyti. Nu va, suvalgiau. Šiaip nieka, bet man lietuviškai skaniau. Nu, roltonai taip. Ryba, vis tiek skanesnė. Čia man makaronai patys nelabai patinka, kažkiek guminiai. Bet aš turiu, tai jeigu kas šitų kirminų turit, tai rekomenduoju, turėtų padėti. Va. Laukiam keltą. Sakau, leisiu jums pasigrožėti saulėlydžių Göteborge. Va, jau išplaukėm į atvirą jūrą. Gražus vakaras. Nors taip su maike stojant biškį vėsu. Čia vėjelis prapuč, neblogai. Galim būtų palipti viršų, pažiūrėti, kas ten įdomus. Gal geriau matysis. Nu va, koks čia vaizdelis. Furikės va taip sustojusios. Pilns kelt. Šits beveik euro 6, mažai dūmų met. Vo. Numeriai gerai užrašyti ant priekabos viršaus. O dujinis laivelis kažkoks tai. LPG. Tai tiek, einu poilsiauti. Tokia šiandien, šiaip trumpa dienelė šiandien. Mažai ką nuveikiau, bet yra kaip yra. Nu va, atvažiavau į parkingą po kelto. Gaila, nėra vietos, teko iš galo stotis. Nu gal negausiu baudos.
Man čia tik dastovėti kelias valandas ir viskas. Ir anksti ryte vėl važiuoti. Tai va. Įsijungiam šviesą. Norėjau palinkėti jums saldžių sapnų. Ir iki rytojaus. Iki. Nu tai ką, labas rytelis, brangiai. O taip kaip tas stovėjau naktį. Norėjau parodyti jums skaniją kietą. Labai kietą. B8 viską. Naują prasivarė iš kažkur. Iš Švedijos turbūt. Man atrodo, aš ją keletą kartų plaukiu. Va. Dar nėra dar labai anksti, bet kažkaip tai mėgučio dar noris. Va, nu gal kažką dienos bėgi pašnekėsiu dar. Dar kol kas nelabai noriu šnekėti nieką. Pasieksite savo kelionės. Atvažiuoju į Frėją, prisiduot priekabas palikinėsiu, nes technikinė baigės. Va čia kiek Frėjos judėjimų. Pažiūrėsim, kokia čia man priekaba duos dabar. Parašė numerį. Jūsų kelionės tikslas yra jūsų dešinėje. Kažin, normali bus, ar dar blogesnė. Būtų gerai neblogą gauti. O, važiuojam. Galim varyti ieškoti priekabos. Pamiršau numerį, kažkokia FS. Gal čia kažkokia tai. Nu va, radau savo priekabą. Čia pastatyta. Barabaninė. Vėl kronė. Kažkaip čia man sekas tom kronėm. Bet ką darysi, toj va einu persimėsiu diržus. Greitai. Ir persikabinsiu. Nu, pasikabinau tą priekabą, vėliau aprodysiu. Gera priekaba, tikrai gera. Neturiu ką pasakyti, net neradau prie ko prisikabinti iš tikrųjų. Net duris užsidaro po vieną. Nieko nereiks suveržinėti, dar nesuvaryta, žodžiu. Padangas geras, viskas liuks. Tai, nu, noriu spėti pasikrauti, nebėgiau ten su kamera aplink priekabą. Greit pasikrovau Frėjai. Biški, dar 2 pakrovimai ir lėksiu į Švediją. Tai viskas gerai. O po to dar priekabą aprodysiu. Kroniuką. Vėl kažkaip man čia sekas tais kroniais. Nu va, kiek neįprastas krovinėlis. Čia bulvių sandėliai šaldytuvs. Va, toks nemažas. Viską. Šiaip nesunkus čia įrasi. Net pagalvės nesusispaudė. Pririšau porą diržiukų, normaliai bus. Ventiliacija šitos irgi. Gerai, kad paletės ant viršaus yra, tai galim pririšti. Laikos labai nespaudė, kad nesudeformuoti. Bet nesibaladuoju šitas. Šį priekabą gera, geras padangas, visą apynaują priekabą. Gal kokių 24 metų jinai čia. Tai lentų daug turi. Užskaitom šitą. Nu ką, čia va tokioj vietoj pasikroviau, Grime vadinas. Gerų čia aparatų ir visokių bulvekasės čia. Paklausiu, kas čia yra, sakau, bulvam kasti. Farming simulatorius čia. Kaip reikiant, va čia va triratis iš visą kažkoks. Sakai, ką vairuoju, triratį vairuoju. Aparatūros normaliai technikas. Pririkiuota. Ką, važiuojam į trasą. Jau ir vakars atėjo. Brangiai žiūrovai, pasidalinsiu su Storebel tiltu dar kartą. Ką čia man dalintis, va, dar paukščiai va skraido irgi. Pavėjui visai greit varai atšvilgiu. 70.
Geras toks oras, gražu, viską. Laivai plaukiai. Vėjas nemaskatuoj. Fainai. Dabar laukiu, kol sustosiu. Gal kokį omletuką šausiu. Reiks pasidaryti. Turbūt. Vakar tik bomžpakį valgiau. Ir kelte ten beleką. Aš šiandien tik sausainių. Tai dabar galvoju apie normalaus maistą, kad reikia. O važiuojam savo į Kalniuko tiltą. Ten laivą matom didelį. Neblogs toks. Tankeris čia, ne? Turbūt. Nežinau kas. Biškį kelio žiūriu, tai nelabai. Bet panašus toks koks nors tankeris bus. Štilis jūrai. Nėra jokio bangų, nieko jokio. Ramu. Fain, šitas tiltas gražus. Gražus vaizdai, gražus yra Resuns. Didelį tiltą šiaip visi gražus turbūt yra. Ten dar matau burlaivis kažkoks prie to kartu irgi plaukia. Bet panašu, kad su motoru. Tokie va reikaliukai. Nėra ką rodyti, tai va, bent jau tiltą parodau. Su priekaba ten. Šiaip gerą priekabą papuolė apytmai. Neatsimenu, kada būčiau tokią gerą priekabą gavęs. Gavau dabar tokią gerą priekabą. Kada špecas būtų, tai išvis būtų gerai. Bet gerai ta. Užsidaro duris. Net po vieną duris užsidaro, nereik nei jėgos. Nieko. Viskas normaliai. Va. Važiuojam. Nu va, sustojau tam fainam parkingė, kur 3 juostom visi stojas. Kitas jau nebepralent beveik. Čia biški medžiai te bjauriai yra, negali kairiau pasiduot. O po to neišlipi iš mašinas, net ir mašina braiža. Galėtų biški apkirpčia jūs. Va. Už manęs vieną mašiną, tikiuosi, jinai išvažiuos anksčiau negu aš ryte. Ir tada galėsiu aš išvažiuoti, tai bus normaliai. Va, dabar galime eiti kažką pavalgyti. O jeigu neišvažiuos, nu tai palauksi, nu tai ką, ne pasaulio pabaiga. Nu ką, ant smūgio omletuks, viską. Su deficitiniais trumpavaisiais agurkais. Neįsivaizduojat, koks čia deficits yra vakarų Europai. Trumpavaisiai agurkai. Praktiškai neįmanoma gauti. Va, tai skanaus visiems. Nu ką, tai skaniai pavalgius, galim džiugiai užsidėti žadintuvą 4 ryto ir eit miegoti. Tai ačiū, kad žiūrėjot, linksmų joninių. Tikiuosi sveikata gera jūsų šiandien ir susitiksim rytoj, turbūt. Iki pasimatymo.